sėdėsi. Tu pajungęs, ne, man atrodo? Palauk, biškai. Nukryta. O šitą galėsi įdėti. Ką, grįžom po 2 savaičių pertraukos, ne? Biški buvom išlėkę. Polisis. Aš buvau išvažiavęs, žiūrėjom rungtynės iš skirtingų miestų. Tai biški mes jau atvėsę nuo visų emocijų, Reikalų nuo pergalės prieš Ameriką, nuo pralaimėjimo skaudaus serbam. Aš manau, kad apie serbus galim pradėti biški ir... Plačiau kažką. Jo, nuo serbų startuojam, su Amerika pasiliksim biški vėliau. Reikia pradėti biški nuo prastesnių tokių rungtynių, kur pralaimėjom, čia buvo pirmos mūsų pralaimėtos rungtynės čempionate ir pirmos rungtynės, kai nesumetėm tritaškių. Bet po to kryt. Po to, taip, bet ta prasme, pirmos pralaimėtos su serbais, kai nekrito tritaškių. Ne, bet ir serbai, tai ką jie, kiam procentų mėtė tos trajakos, o mes 30 kažkeliais. Jo, bet faktas yra tas, kad dvi rungtynės, kurias pralaimėjom, mes ir pralaimėjom nesumesdami tritaškių. Savo metimų, tiesiog. Aišku, serbai buvo mus visiškai uždarę, bet šiaip pasižiūrėjus šiek tiek akiliau, serbai irgi nesužaidė gerų rungtynių. Jie gynyba gerai. Jie sumetė 87 taškus. Ką aš ir svarbiausia, pirma gynyba, jeigu tu gerai dengės, tada ir puolimas eis. Taip, yra tiesiog, bet jie irgi nesužaidė nerealių rungtynių. Ta prasme, kosminio krepšinio jie tikrai nežaidė. Sumetė... Ne, tai kosminis, tai kas tu, 100 taškų sumest ar kas? Taip, aš apie tą šneku, žinai, kad nebuvo taip, kad mes čia, žinai, kažkaip labai stipriai, mes pralaimėjom jo ant 19 taškų, ne? Jo. Tai pralaimėjimas skaudus, bet, žinai, mes atsimušėm į tą serbų sieną. Ir, šiaip, ko mes galėjom tikėtis? Žaidėm prieš visas komandas, kur tos gynybos iš esmės nebuvo. Jo, bet gal jie tikėjos, kad bus šiek tiek lengviau ta gynyba tokia, netokia buvo, neagresyvi tokia. Gal jie galvoja, tuo apžais. Kaip prieš kitus žaidė, Juodkalnyje, ten visi kiti. Tai ta gynyba buvo paprastesnė, žinai. Uždarai realiai pagrindinius ir, žinai, ir lupi, o čia visų neuždarysi vis tiek. Jo, bet matai, vis tiek, aš netikiu, kad Serbijos treneris nežiūrėjo rungtynių prieš Ameriką. Čia kaip jis skelbėsi. Sakyk tu, ką nori. Tai jeigu nežiūrėjo, tai kaip jis galėjo, taip, ta prasme. Ir matai, buvo visiškai uždaryti tiek tritaškio zona, tiek buvo uždarytas visiškai Valančiūnas. Tie realiai pagrindiniai žaidėjai. Nes Valančiūnas susirinko vos 11 taškų, jis beveik nieko neprametė. Bet jis negavo daug tų progų. Nes jis tiesiog progų tų negavo. Ir taip kaip žaidė serbai apskritai visą šį čempionatą, tai yra pasaka. Ta prasme, be Jokičiaus, be savo pagrindinių žaidėjų. Be Vasės. Kas ten Milutinovas dar, ar ne? Ne. Kažką žiūrėjau, kažkurie žaidėjai, Jokičius, Vasė. Milutinovas žaidžia. Kas ten dar Nepamenu dabar. Bet buvo ten 6 žaidėjai, Vatas, Marjanovičius dar. Tai dabar matai Marjanovičius. Tai jeigu jie būtų, tai be šitų 6 žaidėjų ar 8, tai realiai net nebūtų gavę žaisti tie jaunuoliai ten, kurie ten, žinai. Bet matai, čia irgi yra ta dalis, tu pasižiūrėk į tą pačią Lietuvos rinktinę, kai praeitais metais jie turėjo visus, žinai, žaidėjus ir nieko nenuėjo, nieko nepadarė. Dabar su šitais soliukiniais žaidėjais, žinai, pažiūrėk iki 6 vietos pakėlė. Jo. Negali žinoti, žinai, po tokių dalykų. Bet serbai vis tiek padarė savo ir kad ir kaip aš žaviuosi jų krepšiniu, bet jų tų mąstymų, žinai, nelabai. Tai va čia dabar irgi šiandien dabar mes pirmadienį, žinai, filmuojam. Ir va kaip tik mačiau neseniai, kad buvo įmesta, jog serbai, žiniasklaida ten rašo, kad kodėl mes pykstam ant rusų, kai jie su mum valstybė, žinai, sukūrė. Tai žinai, tas jų visų mąstymas, ten tos nupaišytos svastikos visokios per ten futbolą mačiau rungtynės. Sakė kažkurį grajų, kai žaidė serbai, kad kai jie laimėjo, iškėlė tą vėliavą Rusijos. Tai va, žinai, taip aš apie tą šneku patį krepšinį, ką jie demonstruoja, tai yra neįtikėtina, žinai. Bet vis tiek gal ne visi palaiko. Ne, tai niekada visi nepalaiko, bet yra kaip yra. Tai prieš Serbiją, kas nieks iš mūsų realiai nesužaidė, aš labai nusivyliau ir pačiu Jokubaičiu,
jisai tuos savo kelis metimus susimetė, bet atrodo tik gauna kažkokį... Normaliai, 5% vidutinis. Nu tai taip, bet kai jisai gauna tos biškai stipresnės gynybos, nu trūksta tos patirties. Double beveik. Nu, bet trūksta tos patirties, žinai, ir labai akivaizdžiai matosi, kai tave dengia biškai jau aukštesnio lygio gynėjai ir viskas, ir tu esi uždarytas. Nu tai vis tiek patirties reikia dar vis tiek. Bet vis tiek, nu, nuėjom iki 6 vietos ir aš manau, kad... Irgi gerai pasaulyje, aš manau, 5-6 vieta irgi daug. Nu, va, 5-6 vietos keliamės į Latviją. Mane? O su Latvija tai nežinau, žinok, aš tai tiesą pasakius 2 kėlinius pražiūrėjau ir išjungiau. Aš tai visą žiūrėjau, man tai patiko. Na, tas nepatiko, kad skirtumas toks, žinai, vis tiek, bet man įdomus tie gerai būna, kur tie tokie dideli skirtumai, žinai. 5, ten, šiam taškų. Ten nesvarbu, kas laimė. Kad ir Lietuva ten daužytų tos Latvijos, 5, šiam nejungčiau, vis tiek žiūrėčiau įdomu. Nu, jeigu Lietuva... Tas skirtumas, bet tai, kad Lietuvai nesusimetė, jie laisvi. Dimša metė, kas ten, Kuzminskas metė, kas ten dar neprisimenu. Kuzminskas... Sedekerskis metė irgi 6-1, 2 taškai. Tai va, tai Kuzminskas nei vieną tašką. 0 iš 3 2 taškai, 0 iš 1 3 taškai. Nu, ta prasme, 4 metimus metė, 4 prametė. Valančiūnas 2 trajekus prametė. Nu, Valančiūnas ne snaiperis, bet Jokubaitis 15-6, 16 taškų, aišku, bet 15-6. Nu ir plius minus rodiklis, minus 34. Nu tai, kažkaip bet nežinau. Bet tas Kariniauskas kodėl nelašė? Dėl Kariniausko, žinau, kad aš tau irgi nepasakysiu. Jis bendžius traumą, kaip sakė. Dėl ko jisai nežaidė. Nes šitų rungtynių, sakau, šitas rungtynės žiūrėjau iki pusės ir tiesiog paskui jau... Nu, sakau, aš buvau Šiauliuose tuo metu ir aš variau paskui ten į Šiaulių dienas ir panašiai, tai čia, žinai, kai buvo viskas aišku, jau nebevaikščiosi ten su minus 30 Taurageliu įlindę, žinai. Žiūrėsi, reikėjo žiūrėti. Bus, viskas dar bus gerai. Nu, bet žinai. Trečias, seniai, 2-8-9. Rezultatas. Kaip NBA. Čia galima sakyti, pirmas kėlinys būtų toks, bet čia trečias, tai nežinau, ką jie galvoja, kai išėjo. Matai, daug kas sako, kad nieko nelemančios tos rungtynės, bet, nu vis tiek. Nu... Bet Latvijai matyti Trajakus gerai metė, 3-2-16, Rolandas Šmitas 4-3, Garažulis 2-2, Kūričius 10-9. Čia 3 taškus tu sakai, ne? Nu, 10-6 Kūričius. Nu, tai seniai, 2 taškų per 2 minutės. Ir mūsų saldainiukas Žagars. 17 asistų. Į krepšį, metė jisai kaip, bet, nekryto jam. Su baudomis, realiai, 4 baudas įmetė, 4 taškai. Metė įsikašė, bet jis jau nuo pradžių pirmam kėlinį matęs 9 asistai, ten buvo ir 8 pirmam kėlinį, tai jis matęs, kad ant asisto eina tiesiog. Bet kaip įspūdingai jisai juda, štelį. Ta prasme, aš visas žiūrėjau Latvijos rungtynės, nebuvo nei vienų rungtynių, kuris... Visas žiūrėjau išjungė prieš Lietuvą. Nu tai šitas, kur su Lietuva per po tų 2 kėlinių, tai ten, žinai. Bet ta prasme, per visą tą čempionatą, tai jisai nenustoja stebint. Dar 6 rebus paėmė. Ir, žinai, dabar tu buvo išėjo ta naujiena dėl tos Fenerbahčė, žinai, ir tu Wolfsų. Mes čia su tavim kažkiek šnekėjom. Ne, aš matai, sakau, kad jam anksti dar, jis gali, sakau, eiti tą Eurolygą drąsiai, bet aš manau, kad jam anksti dar kokie metus 2 pažaisti Europos kažkam turnyrė ir ten čempionų. Ir tada jau bandyti Eurolygą, nes kažkaip, aišku, tas yra Fenerbahčė, ten išsiusi Wolfsus ir panašiai, bet o kam jie mėtytis geriau iš karto varyk į Europos taurę ar kažkur pažaisk porą sezoną, gal per sezoną jis iššautų. Nes čia vienas Garajus, kad jis 17 asistų padarė, tai čia, žinai, nereiškia, kad jis sezone po 17 darys ten tavo asistų. Ne, tai faktas, bet dėl ko aš tam nesutinku, tai jeigu jis įgauna tą sutartį iš Fenerio ir Feneris turi, ta prasme, pilna teisės į jį po sezono ir jie išnuomoja jį sezonui Wolfsam, ne, ir paskui pasiema, tai čia yra lygiai ta pati situacija tiek, kad jis turi užtikrintą komandą paskui. Nu, tas jo. Bet, kaip ir Žalgiris su savo jaunimu daro, žinai, Lietkabelį pastoviai atiduodamas. Paskolina, žinai, sezonui ir viskas. Nu, bet ar jį paskolins, dar čia klausimas. Nu, tai aš apie tą aš apie tą ir noriu pasakyti, ar jam geriau, ar jį paskolins, tai dar neaišku. Gerai, jeigu paskolins, tai gerai, nes jam žaisti reikia, jis jaunas, bet jeigu jis trins suolą jaunas Fenerbahčė Eurolygoj, tai nieko gero. Tai aš tiesiog geriau jo vietoj daryčiau, sakau, porą
porą sezonų ar metus pažaist kažkur va, žemesniam ir tada Eurolyga jau. Užtikrinta jau bent jau į startą ar ten rotacijai, kad 20 minučių plus. O dabar net mes nežinom, ar jis Eurolygai gaus žaist, negaus ir kiek jis gaus, jeigu žais. Nu, tai žinai, tas pliusas, plus jaunas, tai daug ką pasako. Jaunam reikia žaisti, žinai, neįsidėti ant suolo. Ne, tai taip, čia 100% su tam sutinku ir aš manau, kad Wolvesai jam kaip komanda yra idealiai tinkamai. Ne, ten tai taip. Jis ten tikrai gaus žaisti. Ir jie žais tam tarptautiniam dabar vis tiek, ne tik LKL, tai apsimoka tikrai. Tai va aš irgi apie tą patį, kad jam Wolvesai šiuo metu yra, idealiausia vieta, kur žaisti. Gal jis turi ir daugiau pasiūlymų, mesgi nežinom, bet... Tai mėtė ten dabar, kad jau ten keli Eurolygos klubai domisi, Europos taurės komandos, ten, kad, žodžiu, pastebėjo vaikinu, kad tikrai per... Ne, Championsai gerai judėjo, ne iš vieno grau, žinai. Jo, bet jis ir Nevėžį sezone gerai judėjo. Ir paskui jau... Tik traumą jį pristabdė, bet po traumas matosi, kad jis vis tiek juda gerai. Atsigavo, ir dar net geriau atsigavo, negu buvo. Aišku, žinai, tu negali tų, žinai, šitų rungtynių vienų imt, ar ten kelių rungtynių tam įrodyti pasaulio čempionate, nes, tu pats žinai, kaip būna žaidėjai, kurie pasaulio čempionai, žinai, užžaidžia, o sezonai būna prasti. Ne vienas yra. Žinai. O pats tai Šliuderis ir visi kiti. Tai va būtent, jo. Tai va ir yra tas dalykas, kad, turi vis tiek žaisti, jisai, matai... Tai va, aš dėl to ir sakau, kad jam geriau būtų pasirinkti tą, žinai, žemiau, Eurolygė, Europos taurė ten, žinai, ar dar kokią kitą taurę, žinai, ir po to tik į Eurolygą. Tai palaipsniui kilt, neskubėt, nesakau, jaunas žaidėjas, tai vėlgi. Man tai jisai labai, žinai... Man tai gaila bus, kad jis dabar atvarys į kokį Fenerį ir negaus ten lošti. Ir nieks nenorės ten išsiųsti, į Vulsus laikysi ten ir... Ovdrūk reikės, ne? Tai jo, aš dėl šitas... Tai va. Bet, sakau, bet jo ne tik asistai, kaip jisai juda su kamoliu. Ir man tai jisai yra grynai Šrioderio kopija. Man tas asistų, bet Šrioderis matai ir taškus. Aš ne apie asistus ir ne apie taškus, aš apie kamolių judėjimą. Kaip jisai juda su tuo kamoliu, kaip jis valdo tą kamolį, žinai. Nes, pavyzdžiui, Šrioderio, kas yra pagrindinis, tai yra jo pirmi žingsniai, žinai, apsisukimai visokie ir panašiai. Tai vat... Yra Šrioderio tie, žinai, tipo tas jo... Pirmas žingsnis pasigeras. Ne tik pirmas žingsnis, bet tas jo apsisukimas, kai jisai apipisa žaidėją prieš jį stovinti, kai jisai vaidina jo bėga į vieną pusę, žinai, ir paskui jis apsisuka staigiai, žinai, prabėga pro kitą. Ir va šitą aš labai pastebėjau iš jo pusės, kai jisai per kiekvienas rungtynės ir ypač ant galo visą laiką daro tą patį. Visada daro tą patį. Ir visi pasimauna. Jo, ir... Visi pasimauna, ta prasme, ir jo šitose vietose jis yra tiesiog nesustabdomas. Jis greitas, mažas, kamuolį jaučia užsimerkęs, jis daro, ką nori. Ir Žagaras atrodo iš šono lygiai taip pat. Ta prasme, kaip jisai laksto su to kamuoliu, kaip jisai prasiveržia užsibaigimui, yra visiškai Šrioderio stilius. Ir nusimeta dar. Taip. Sukuria vis tiek kitiem progam ir panašiai. Ir jeigu tu atsimeni pačiose pradžiose jo šito čempionato, jis taip po biškį važiavo, draugiškos rungtynės irgi po biškį, paskui kaip šovė, taip ir nebenusileido. Tai va, taip ir reikia ir sezonį jam daryti su klubu, irgi taip po biškį palaipsniu, kas sezoną kilti ir iki tos Eurolygos, iki NBA, nežinau, įmanoma, bet žinai, vis tiek jaunas žaidėjas, įmanoma ir tą NBA pasiekti, bet sakau, palaipsniui geriau, nes dabar iššoks Eurolygos tą visą traukinį ir negaus ten žaist, ir viskas, ir pamiršti ten visi, kad jisai ten ir čempę žaidė ir panašiai. Ir ką aš dabar norėjau pasakyti, pamiršau, ką norėjau pasakyti dėl Žagaro. Kad aš manau, kad jam užtektų vieno sezono tarptautiniam turnyre, Europos taurė, čempionų lygų, nesvarbu kur, ne tik LKL, kad jisai sužaistų visas rungtynės, po 15 minučių vidurkis, žinai, 18-20 minučių turėtų vidurkį. Ir jeigu jisai būtų solidus tose komandose, jisai gali eiti į Eurolygą. Ir save auginti. Yra, matai, kaip tu sakai, visą sezoną, tai dar traumas yra, nepamiršinai. Jeigu traumų nebus. Imam visą laiką patį geriausią variantą. Be traumų, bet tai čia, žinai, arba mini traumelės kažkokios, tada jo. Taip, apie ką ir sakau, kad jam reikia vieno gero sezono, kuris galėtų pastoviai atžaist. Žinai, aš nekalbu ten apie tas mini traumas, susirgimus, žinai, ten, kad tam tikras rungtynės praleidimus, tipo, bet būtent. Ir, žinai, aš manau, kad jis po sezono būtų kuo puikiausiai pasiruošęs.
Mes jį dabar irgi matėm ne prieš kažkokias Angolas, ne prieš dar kažką. Mes jį tokį matėm prieš aukščiausio lygio komandas. Prieš Vokietiją, prieš Ispaniją, prieš Prancūziją. Jisai visas tas rungtynės prieš Lietuvą. Jis visas tas rungtynės sužaidė gerai. Žinai, tai nebuvo kažkokios antrarūšės komandos. Ne, tai. Tai va, čia va, visame tame yra esmė, kad jisai prieš geras komandas parodė tokius rodiklius, žinai, ne prieš 30 vietas. Gerai, užteks apie tas Latvius, nes skaudi tema. O grįžtant prie Lietuvos, tai gal greit apie tą Ameriką vis dėlto pašnekam, negalim pamiršti dalyko. Šaras laimės. O su Slovenija, ne? Tai ten su ta Slovenija, tai pristabdytas Dončičius. Kiek čia Dončičius sumetė per tas... Nekrita jam ten labai. Išmetė ten 30. Na gerai, atsiprašau, 29 taškai. Na jo, bet tai tu pažiūrėk, kiek jisai išmetė. 22 metimus, 7 taiklis, man. Na tai daug ką pasako. Ir tai jam viskas ėjo, tai čia su 60 galbūt išėjęs jisai. Ir dar neaišku, ar grajus. Ir tie pastovus pasiteisinti, blema, kaip aš žiūriu tos jo rungtynės, ne, man nuostabu žiūrėti, kaip jisai atrodo, žinai, aikštelį. Bet jo visi tie skundimaisi kiekvienu teisėjų darbu, ta prasme, absoliučiai viskom. Jiem nedaug dievė kažkas ne to. Apie teisėjus tai gal atskirą laidą padarom geriau. Ir, man sakau, tos su Slovenija ir Lietuvos tos rungtynės, aš kažkaip tikėjaus kažko kito, aš šiaip nelabai net tikėjau lietuvių pergalę, tiesą sakant. Daug kas netikėjo. Bet, nes vis tiek, žinai, po to pralaimėjimo prieš serbus, žinai, tos nuotaikos visos, bet jie išėjo užsidegę ir žaidė tikrai labai geras rungtynės, žinai. Ir absoliučiai visa Slovenija buvo sustabdyta, visa jų rinktinė. Ten, kad Dončičius pelnė tos 29 taškus vienas, tai jau, žinai, tegul jisai susimeta savo, bet jisai kiek išmetė. Tegul jisai susimeta tos savo taškus, bet jis nepadaro aplinkinių geresniais, žinai? Ne, bet pavyzdžiui, Dončičiaus paimų žaidimą, tai jisai realiai, jisai vienas ir jis sukuria kitiem, ir Tobi, ir Prepeličiui progą. Per šitas rungtynės ne. Per šitas ne, bet aplamai sakau taip. Ne, tai va, aš apie ką ir šneku, kad jisai savo tos metimus gali susimest, savo taškus susirinkti, bet kad jisai per tas rungtynės nepadarė savo komandos draugų geresniais. Nes kai jisai pats susimeta ir dar padaro savo komandą geresnę, buvo kaip tai va tada ragas. Ką čia jie žaidė dabar? Paskutinį gerai, prieš ką žaidė jie? Prieš ką pralaimėjo? Ne, laimėjo paskutinį. Prieš Italus? Jo, tai va ten realiai. Kur dėl Tobi vietos? Tobi tenai susi, ten keurus mėtė, tai laisvi ir viską jie susimetė. Tai va, o Dončičiui buvo atiduoti metimai. Aišku, ir pataikyti. Yra tas dalykas, ką jisai ir pats šnekėjo, kad mes čia va žaidėm, tipo, žinai, antrą dieną išėlė, žinai. Ne, bet vis tiek jaučiasi nuovargis. Ne, tai aš nieko nesakau, faktas, kad jaučiasi. Bet tu pasižiūrėk, Latvija irgi žaidė antrą dieną išėlės. Ir ką? Ir ką, žaidė prieš Italiją, kur aš irgi nelabai tikėjau Latvijos. Prieš rungtynės su Italija. Tai Latvijos tikėtai čia magija tiesiog. Gerai, užteks apie to Sloveniją, einam kažkur, kur yra biški linksmiau, tai yra Lietuva, Amerika. Lithuania. Šaras įmes mano tą... Reakcija. Aha. Ponas? Į tą 8 tritaškį iš eilės, kur susmeigė ir aš pasakysiu. Ne, aš pradžiai, kai žiūrėjau grajų, tai seniai, kai buvo tie 8 trajekai, tai aš buvau tiesiog apakęs. 9. Ne, tai aš apakęs buvau, ta prasme. Aš apakęs buvau tiesiog, kad jie taip mėto, tos trajekus. Ar jie laisvi, ar jie uždengti, tai čia jau kitas dalykas, bet kad jie taip sumeta trajekus, tai aš apakęs buvau. Bet supranti, kad mes buvom taikliausia komanda viso čempionato metu? Jo, rodė, kiek tenais buvo. 40% kablelis 2 berods. Po mūsų tik tai Latvija ėjo 40,1, žinai. Yra ką mes ir čia. Jo, bet mes negalvojom, kad taip gali būti šitą komandą, supranti? Ar mes būtumėm šnekėję, kad šita komanda yra tritaškininkai? Čia nesąmonė. Bet jiems sukrito tą dieną tiesiog, nes paimti tos garajus. Bet ne tik tą dieną, supranti, sukrito. O tai gerai prieš Latviją.
Nu, tai jiem 2 kartus nesukrito. Per 2 rungtynės iš 8 nesukrito. Nu, tai čia, žinai, bet svarbios buvo. Nu, svarbios, nesvarbios, bet nesukrito ir nesukrito. Bet mes buvom tikliausia komanda, tai 3 linijos. Aš tai manau, kad laimėjo Lietuva prieš USA, todėl nes tas Edvardsas buvo pasisakęs, kad jis prieš Lietuvą nori 5 taškų sumest, ar kiek ten kažkokį rekordą ten pagerinti. Duranto, kiek 8 taškus. Nu tai va, ir jisai bandė tos 3-5 sukratė ten iš 26 išmetė, 14 pataikė, žinai, tos trakus irgi 13-5 sunkiai, jis nėra ten sniperis kažkoks. Ta Reevesą realiai, atsiprašant tenai, žinai, tipo, nu tai nežinau. Bet, nu, Reevesą, tai žinai, ir NBA, jisai nėra gynybos žaidėjas, jisai polimas, jisai sniperis ir jisai mėto ir NBA, tai žinai. Gal ir tu netgi ten jį, žinai, jeigu mokėtum žaisti gerai. Bet tu žinai, kai tave suvalgo Mažeikių M-Basket įžaidėjas, suvalgo Lakersų įžaidėją? Nu, seniai. Nu taip, bet, nu, nesvarbu, bet, nu, tu sakyk tu, ką nori. Nesvarbu, jis yra NBA žaidėjas. Aišku, čia nereikia per daug kažkokių tai nesąmonių, kad čia Kariniauskas suvalgė tą Reevesą. Jam pasisekė. Du kartus sumetė, suprašom, jo kūnelis buvo geresnis, tiesiog, o Reeveso matyk. Sumetė Kariniauskas iš vienintelės tokias rungtynės geras sužaidė. Sukrito ir viskas, nereikia per daug išpūsto reikalo apie tą Kariniauską. Čia, kur dabar visi ten vos ten rankų nešioja, nu nereiktų daryti. Nu, blėt, vienas rungtynės sužaidė ir viskas. O visą kitą čempionatą šikai reikalus. Nu, sorry, bet tiesa, nu. Ne, bet sakau, aš manau, jiems nepaėjo vien dėl to, nes tas Edvardsas bandė sumesti savo ten 100 taškų ar kiek ten jisai norėjo. Nes jis vienas, realiai kiek pasuoja, tiek jis meta. Jisai meta, prameta, atsikovoja vėl, jam duoda vėl, jis meta ir vėl prameta, arba ten įmeta, žinai. Tai va, tas pakišo koją, kodėl jis jį pralaimėjo. Ir kad jie žaidžia realiai nekomandiškai, žinai. Lietuva tai vis tiek suka, yra kažkokios atakėlės, o jie visi po vieną. Tai realiai jie visi kaip NBA žaidžia, žinai, po vieną, atvarė tiesiog, kad palošt. Nėra jie ten rimtymas kažkoks, nes visi realiai žaidžia 1-2 sezoną NBA, ten Ingramas gal šitie Portisas ten po 7-8 sezonus, Bransonas tas pats 8 sezonai NBA, nu tai ten vieni, tai žinai, kurie ilgiau, bet visi kiti tai ten po 1-2 sezonų žaidžia tam NBA. Ir nėra susižaidimo komandai, supranti, vis tiek. O Lietuva tai jau nesvarbu, gerai prijungia ten 7, bet jie jau vis tiek susižaidė, vienas kitą žino, žinai, ar Lietuvoje žaidė, ar užsienį, ar vienas su kitu kažkur žaidė, tai vis tiek jau vienas kitą pažįsta kažkiek. Čia tai sunkiau, žinai, kai kiekvienas savo naudos nori. Nu, taip, aš suprantu, yra to. Šaunu, kad laimėjo viskas, bet nereikia labai sureikšminti. Prieš Ameriką pergalės? Ne, tai aišku, kad nereikia. Bet reikia džiaugtis. Ne. Nesvarbu, ten čia 2, 3 Amerikos komanda, bet tai yra vis tiek amerikiečiai, NBA žaidėjai, kurie turėjo šiam čempionate 2 pralaimėjimus. Ir tai buvo prieš Lietuvą ir prieš Kanadą. Ir šitie amerikonų tas treneris sakė, kad jam tas čempas tai nelabai patiko. Ne, aš to nežinau. Kas nepatiko? Nepatiko, kad taisyklės tos tipo FIBA labai sunku prisitaikyti jiem, nu nežinai, NBA kitokie visokie. Ir aikštelė maža labai, nes NBA platesnė aikštelė yra. O čia mažesnė. Būtų platesnė aikštelė, Lietuvom neišbėgiotų tiek, kiek šitie bėgioja. Nu gerai, bet neimkim Lietuvos, galim ir kitas. Ne jiem vieniem taip yra. Visi pagal tas pačias taisyklės žaidžia. Ne, tai taip, bet vis tiek. Beveik kiekvienoje komandoje yra NBA žaidėjų. Ne, tai aš nieko nesakau, kad jie kur po vieną. Bet daugiausiai komandose yra tie Eurolygos, Europos, LKL, NKL ir dar ten visų kitų lygų. Ir jie žaidžia vis tiek pagal FIBA. O čia vienoj komandai 12 žaidėjų, 15 ir jie turi žaisti pagal FIBA, žinai. Tai jiem biškai yra sunkiau, žinai. Jiem tas nepatiko. Ir viskas, žinai. Čia jų nuomonė. Man teisėjai nepatiko, jam aikštelė nepatiko, jam taisyklės, kitiem dar kažkas nepatiko. Nu tai čia, žinai. Žinai, yra labai geras posakis. Bet čia jie sakė ne po Lietuvos, jie bendrai sakė. Aš taip ir supratau. Bet yra labai geras posakis. Krepšinis tai neseksas, abiem gerai nebus. Na, jau šitą girdėjau 100 kartų. Nu, tai va, tai čia žinai. Bet čia nėra pasiteisinimas, dėl ko jie užėmė tą 4 vietą. Ne, tai čia ne dėl to čia. Ir aš labai džiaugiuosi, kad tu dabar pasižiūrėk į visą 8, ne?
šito pasaulio čempionato, kaip dominuoja Europą. Ne, man tai smagus buvo, kad finalas, kad Europos. Kanada ir Amerika, ane, 3-4 vietos. Visos kitos vietos yra vien tik tai, ta prasme, 8 yra Italija, Slovenija, Lietuva, Latvija ir pirmos vietos Serbija su Vokietija. Tai smagu. Kaip dominuoja europiečiai? Man tai įdomiau buvo, aš ir norėjau realiai, kad jeigu apie finalą ten, pavyzdžiui, prieinant, tipo link finalo einant, tai man tai įdomu, aš labiau norėjau, kad būtų Europos tas toks krepšinis. Aišku, būtų įdomu USA, žaidė USA, Kanada dėl 3-4, įdomu ten buvo realiai, kosmosus mėtė 200 taškų sukratė ir ten rekordą jie pagerino. Toks grajus ten buvo, ta prasme, ir aš kuo puikiausiai atsinu, mes sėdėjom prie stalo, pasijungė kompai, įsidėjo, žinai, mes kepėm šašlyčioką, tada žiūrėjom, žinai, tą finalą ir liko 4 sekundės. Ir mano draugė su tėvai, žinai, sėdi prie stalo, sako, viskas, žinai, tipo, nėra šansų. Aš irgi buvau šiandien. Žinai, ir, tipo, sakau, čia Amerika, sakau, čia nėra LKL žaidėjai, žinai, kur ir ten galėtų tokią nesąmonę padaryti. Jis tą metė, jis tą prasme net ne į lanką metė, o tipo virš lentos metė, kad taip atsidaužtų dar jo pusę. Ir žinai, kas, aš pasakiau, tu palauk, jisai pirmą baudą pataikys, antrą prames, kažkuris pagaus ir sakau, įpis traką, pamatysi. Ir aš žiūriu tas rungtynės, net ir taip. Nebeturėjau žodžių, tiesiog. Tarsi žiūriu ir viskas, ką mačiau, taip ir atsitiko, žinai. Tai, bet rungtynės tai buvo nerealios. Bet nepasiteisino ta logika, kas ištempė pratęsimą, tas laimi ir overtime, laimi visas varžybas. Tai nepasiteisino, nes jie realiai per tas likusias 5 minutės overtime, jie per 3 minutės nesugebėjo nei vieno tašką įmesti. Tai tie mėtė, ir viskas. Ir dar rekordas, 200 taškų, 7-8 metų ten rekordas kažkoks pagerintas. Kur ten buvo 2-4-7 liktai. Tai vis tiek, žinai. Bet varžybos tai žiauriai geras buvo, sakau. Aš tai ir galvau, kad bus toks kaip All-Staro grajus, ten jokios gynybos, tiesiog mėtė, žinai, ten. Buvo ten ta gynybėlė tokia, bet ne tokia kaip Serbija ten paėmus su kitais. Kaip Dylanas Bruksas užsiautė. 39 taškai. Ir žinai, aš ne vieną mačiau, kur kaip Amerika gali leisti žaidėjui, kuris yra nenorimas nei vienos NBA komandos. Ir šiaip, tai... Žinai, tai po tokiam pasipūtusim, kaip gali leisti jam atrodyti taip, kaip jis sako, kad jisai yra, nors jisai nėra jis toks žaidėjas, žinai, kuris tau 40 taškų sumeta. Bet aš dabar įsivaizduoju, kaip Rokas įtrina rankom. Pasiėmė. Žinai? Jo. Nes jeigu jis taip atrodytų sezonė, tai wow. Ne, kiekvieną grajo gal ne, bet to tokį šautų taip. Nes jisai kai susikaupia ir kai jisai daro savo darbą, ypač gynybai, wow. Dabar jis Houstone? Aha. Tai ir tas mačiau Houstone žais Bobanas. Jo, aš irgi neseniai mačiau, kad grįžta į NBA. Labai gerai, Tai vat gerą komandą surinks. Kas ten dabar sudėti yra, nežinau, aš NBA dabar biškį nutolęs, tai net nežiūrėjau, nei kas lieka, nei kas yra, nei kas naujų, bet tas gerai. Bobanas šitas. Ir vat kalbant apie tą NBA, apie tą Ameriką, biškį įsižaidė amerikiečiai, ne? Bet dabar dar biškį nuklysiu, kaip šitas tas Lailesas, kur šnekėjo apie tą World Champions, kur čia praeitą, tai įsivaizduoju, kaip jis trina rankom? Mačiau aš daug šitų postų ir visada jisai. Taip. Kaip jisai dabar, žinai, taip visi iškeikia, o jisai po šitų 2 pralaimėjimų Lietuvai ir Kanadai, kaip jisai sėdi, blėt, ir trina tom rankom, žinai? Taip, aš jums sakiau. Žinai? Ne, gerai jis išėjo, gerai. Ir dabar supyka amerikiečiai, matai Lebronas, tipo, renka kompaniją. Tai kas ten Karis, Bukeris, Adebayo, Butleris, Taitumas, Durantas, Davisas, Greenas, Irvingas, Dyronas Foxas, Lillardas ir Bukeris, kol kas, su kuriais aš šnekėjau. Wow, ne? Kai būtų įdomu pamatyti tokią komandą. Ne, man tai būtų įdomu pažiūrėti vien dėl to, nes vis tiek, žinai, tie žaidėjai, kaip be pavadinsi, jie yra, geriausi. Ir įdomu pasižiūrėti juos bus, nes Lebronas nebeaišku, kiek žais. Gal sezonas paskutinis ir olimpiadai paloš ir viskas.
nebent ten siaus ir galbūt dar Lakersai pratęs su juo, arba jis pats norės. Arba jo sūnus netyčia debiutuos. Draftuose ir Orlandai turėtų jį paimti. Durantas irgi neaišku, kiek žais. 2-3 sezonai, gal mažiau. Kari irgi, Lillardas irgi, ten visi tie seniorai realiai tokie. Nu, seni, bet jie geri. Tai Greenas gal vienintelis dar žais, žinai, ilgiau. Davisas, Teitumas. Nu tai čia šitie jo. Foksas šitie dar jauni, kur žinai, bet tie, vat, man tai įdomu būtų pasižiūrėti. Ir patį Lebroną, kaip jis judėtų 3-9 metų ten tam. Bet aš vis tiek nemanau, kad čia būtų jam lengvas pasivaikščiojimas olimpiadai. Nu va, čia sunku pasakyti. Nu, Ne, nu tai amžius, tai vis tiek, žinai. Ne, aš ne tik apie amžių, bet apskritai apie tą tobulėjantį krepšinį Europą. Bet Lebronas, matai, yra kiek visi ten 3 aukso medaliai ir 1 bronzos. Ne, aš nemenkinu pasiekimų. Aš tik sakau, kad tai nebūtų taip paprasta, kaip būdavo anksčiau. Dabar niekas nebebijo tos Amerikos. Visi nori su jais žaisti. Tai gerai, kad nori. Nu, tai aš apie tą šneku, kad niekas jų nebebijo, nebėra taip, kaip buvo. Aišku, aš negaliu sakyti dabar, jeigu jie surinktų šitokią komandą, žinai, ir niekam nedrebėtų Kingo, žinai, prieš juos atsistot. Bet, pavyzdžiui, dabar vis tiek atėjo žaidėjai žinomi į Ameriką, į šitą rinktinę. Ta prasme ir, bet ta pati Juodkalnyje, žinai, ir panašiai, kuri laikėsi 3,5 Jauni, bet, žinai, žinomi, bet jauni jie dar. Jie pradeda, žinai. Bet niekas nebebijo tos Amerikos, dėl to, kad kiekviena komanda dabar turi savo žmonės. Supranti? Jau vis tiek. Taip. Jei dabar Nu tai viskas kyla, kai krepšinis nestovi vietoj Eurolygą. Aš dėl to sakau, kad tai nebūtų jiems toks lengvas pasivaikščiojimas. Ir anksčiau nebūdavo toks beproto lengvas, kaip, pavyzdžiui, su Ispanai žaidė dėl aukso. Čia, man atrodo, 2-2 metais, ar kada nenoriu sumeluoti, net kai buvo dar Kobe, kai Hovardas žaidė. Taip, kai Melo, ta prasme, Princas tas žaidė. Taip, žinai, kaip ta Dream Team, ten 2-2, kažkas tokio, aš nenoriu sumeluoti labai, kur Kobe dar įtrenkė į šitą, į Gazolį per pačią pirmą sekundę rungtynių perspaudė kiaurai, žinai, pasiužinote. Galvoju, kas ten dar žaidė? Hovardas. Polas buvo, nu, tai... Princas buvo tas, kas ten dar. Mačiau fotkę neseniai, tas Carmelo Anthony žaidė. Taip. Carmelo buvo fotkė įsikėlęs, tai vat, dabar nepamenu kas ten, bet ten gerų buvo, baisiai gerų. Tai va, tai ką, nemanau, kad jiems čia būtų toks labai jau paprastas, žinai, pasivaikščiojimas toj olimpiadai. Aišku, komanda tai yra, aš... Ne, pamatyti tokią komandą, nesvarbu, kiek jie nueis, bet pamatyti tą komandą, taip, kartu žaidžia. All-starų lygio komanda, žinai, bet, atsiprašysiu, jei bus šitas, žinai, lengvas pasivaikščiojimas, bet nemanau. Žiūrės. Manau, kad turi... Matai, dar vėl priklausys, kaip kitos komandos, kas važiuoja žaisti ir panašiai. Kiek Lietuvoje, ar tie Saboniai visi galės ir taip toliau. Ar Prancūzijoje žais Embiidas šitas, Vembadijama važiuos ir taip toliau. Tai daug kas priklausys. Žinai, ir vėlgi, Lebronas gali daug ką šnekėti, praeis ten pusę sezoną, sakys, nebežaisiu. Tai ir... taip. Bet mes čia kalbam, tik tai pradžiai supykęs, žinai, kad 4 vietą paėmė. Tai čia, žinai, kalbam, kas būtų, jeigu būtų. Ir Vokietija, Serbija, grand finalas. Geras buvo. Man šitie abu finalai, taip ir daug trečios vietos. Taip kaip ir turi būti, žinai, 4 pačios stipriausios komandos ir kad nebuvo taip, kad ten -40, žinai, ir išvažiuoja. Jo. Bet abu du gaitė pasmetas abi dvi komandas, tai, kaip pradėjo žaisti, ten nuo pusės 12, ne, jeigu neklystu. Tai jau iki galo, žinai, iki galo va šitai pasidėjai sulindęs ir viskas, ir tu akių netitrauki, nes bijai praleisti. Tai, bet ta prasme, tu jau sėdi ir nebegali atleisti savo. Nebūtų tas pertraukos, ten valandą padarytų ir vėl laužtų, žinai, kažkaip greičiau. Bet tai ta pertrauka ir nebuvo labai ilga. Buvo ten kažkiek, 11 pradeda. Ne, 11:05 pirmas buvo, tai kažkur po pirmos tram baigėsi ir antras 15. Bet su pratesimų buvo. Antrą baigės. Tai 1,5 valandos pertraukas skaityk. Tai čia huisnim, žinai. Ne, aš jau dėgiau, kad greičiau. Tai nuvažiuoji iki parduotuvės, pasiėmė alaus ir grįžti per tą valandą. O kaip manai dėl MVP? Kas MVP? Mano nuomonė. Jo, ne tai, kad tavo nuomonė, bet ar manai, kas teisingai buvo paskirta? Kad Denisas Šliūdės? Man tai jisai
Geriausias. Ne tai, kad vienų varžybų, bet ir šiaip pačiam čempė, kaip jisai judėjo. Nu vėlgi, mes žinom, kad jisai čempose visada juda. O sezone matėm, kad būna ir gerų epizodų, ir blogų. Bet aš tai jo, aš arba Šliūderis, arba Bogdanovičius. Nesvarbu, imtų, neimtų ten jisai, bet man tie du žaidėjo tau. Dėl Šrioderio viskas yra okei, ta prasme, jisai tempia visus. Bet jeigu jis ir nebūtų tapęs, tarkim, būtų kažkas kitas tapęs, ar imtum jį kaip MVP ar ne? Ne. Ką imtum? Šiai. Nežinau, man vienareikšmiškai. Nu, o Dončičių, ne? Ne, man... O man gerai, jisai... o jeigu iš serbų? Bogdanovičius. Bet buvo ten gal ir... Jovičiui duočiau jaunam šitas, apsiverkia netgi. Tai arba Avramovičius šitas kaip žaidė. Kaip paskutinės rungtynės jisai sužaidė, kaip jisai galą sužaidė. Trajakus, kaip jis pasus davė, kaip jisai tenais. Kaip jisai atrodė per tą finalą, tai buvo wow, neįtikėtina. Ir aš jį nesu matęs tokio, žinai. Ir... Aš tai žinojau, bet kaip žaidžia, tai nebuvau matęs. Ir jisai prieš Lietuvą jis irgi niekas įspūdingo nepadarė, ten apie 7, man atrodo, taškus sumetė. Tai jo diena buvo tiesiog šiandien. Jo, ir kaip jisai pasiėmė tos visos išprovokuotos pražangos puolime, žinai, tie sumesti tritaškiai su tokiu pasitikėjimu. Tai taip, wow, dabar tas rungtynės jis sužaidė nerealiai. Bet kas sugadino jiems šitas rungtynės, tai buvo vienareikšmiškai Guduričius. Sakiau, Čiaukeris. Ir tai, kad jisai per paskutinės tas minutės pradėjo imtis iniciatyvos, nieko per rungtynės. Tu sakai, kad baudų jis nepataikė? Ką? Jis būdas pataikė, sakai, baudų nepataikė. Trajakas. Jisai prametė trajaką ir iš po krepšinio, ten, man atrodo, 2 ar 3 metimus paskutinėm minutėm, kai jisai per rungtynės pačias nieko nepadarė ir sugalvojo paskutinėm minutėm imtis iniciatyvos ir mėtė trajakus, blėt, per rankas. Ne, bet jis kur buvo viena ta kėlė, kai jisai buvo visiškai laisvas ir nemetė. Tai čia jau ant galo, kai jo pasitikėjimas savim visiškai sugriuvo. Galėjai mesti, ten kiti metai ir po 20 trajakų išmeta ir vieną įmeta. Tai va, tau po ko puikiausias pavyzdys Šrioderis. Tu paskui per tas rungtynės su Latvijais, man atrodo, kada jie laimėjo 2 taškais, kai Šrioderis šarą, jeigu neklystu, jisai iš 14 metimų 2 tik tai pataikė, ar iš 17? Jo, iš 17 2. Jo, tai ta prasme, ir jeigu įdėsim tą nuotrauką jo, kur jisai... Bet patraukė po to galė. Patraukė ir šiaip va taip, prieinant, kur Latvija šitie Vokietija, kai žaidė. Bet noriu dar apie tą Šrioderį pabaigti, dėl to pasitikėjimo, žinai, savim. Jisai, jeigu rasim tą nuotrauką, Kuris pats įdėjęs. Jo, kur jisai už galvos susiėmė, žinai, ir jisai pats juokėsi, žinai, iš savo to pasirodymo. Tai bet parodo, kiek jisai savim pasitikėjęs, paskui atėjo į finalą, pyt, viskas, ramu. Žinai? Paskui ištempė prieš Ameriką ir paskui prieš Serbų, žinai. Ir to MVP jisai tikrai 100% buvo vertas, bet jau 4 metus iš eilės, 4 čempionatus iš eilės MVP gauna, žinai, laimėtojos komandos žaidėjas. Tai, su Šrioderiu aš sutinku, bet norėtųsi biškai, žinai, kad daugiau komandų būtų paimta į tą MVP. Nes šiai lygiai taip pat buvo vertas. Bogdanovičius irgi lygiai taip pat buvo vertas ir nemanau, kad dėl to MVP reikėtų... Gal po iš savo komandą, žinai. Taip, žinai, tai va, aš norėčiau, kad, žinai, biškai būtų ir tai atsižvelgama ir dėl šio čempionato jo, Šrioderis visas 8 rungtynės tempė beveik, žinai, tai viskas yra gerai, bet norėtųsi, žinai, kad biškai plačiau žiūrėtų šitą dalyką. Aš tą norėjau pašnekėti, kur žaidė Vokietija, Latvija ir kur tas Bertanis liko 6 sekundės ir jis metė trajeką. Nafik mes trajeką, tai tu verškis. 2 taškai liko, 2 taškai seni. Žaigrai? Jo. 2 taškai liko, 6 sekundės, tai tu galėjai nubėgti ar pasą duoti iš pakrepšį įmesti. Išprovokuoti tą pačią pražangą. Arba įmes 2 taškus, tie neįmes ir overtime'as gal bus. O jis paėmė metę trajeką, vėlgi iš jo pusės paėmus, kodėl jis metė trajeką. Ir jeigu jis būtų... Nes jisai pataiko juos, pataikęs, ant jo viskas kristų, kad jisai ištempė tą grają. Bet nepakryto ir viso. Ir baigėsi, čia Bambino.
Ir per daug buvo laiko reikia, žinai, kad išmest. Aišku, yra ir kita taktika. Jeigu tu prameti trajeką, tai gal tu atsikovosi kamuolį, bet jisai metė trajeką, kai ten nieko nebuvo po šitą, žinai. Ir dar buvo 5-4 jis metė. Nu. Bertins. Kai išmetė tą paskutinį tritaškį, žinai. Tai aš būčiau jo vietoj veržysis, iš pakrepšio 2 taškelį ir geriau stojasi gynybą apsidengęs, galvoju, jeigu ne. Nu, tai arba išprovokuoja pražangą, žinai, ar dar kažką sustabdybi iš kitą ataką. Nu, mums, žinai, mums lengva šnekėti, kai nesi toj situacijai, žinai, tai kaip tu turėjai padaryti logiškai. Bet aš būčiau bandęs veržtis, bent jau iš pakrepšio prameščiau, būtų ramu čia su trajeku mes bandyt, kad čia visi garbintų tave, nu, tai nežinau. Įmeščiau iš pakrepšio, eičiau į gynybą. Aš nemanau, kad čia buvo vien dėl to šito garbinimo, žinai. Nu, bet jisai metė, galėjo kitas mest. Galėjo, bet jisai tas rungtynės, man atrodo, gan gerai užsivedęs buvo. Dabar nepamenu, bet reikia pasijungti. Kad jisai ten tikrai, nu, sumėtė ir pas jį buvo, žinai, karšta ranka, tai kaip ir tas yra pateisinamas, žinai. Pasižiūrėsim, kiek jis. Kaip ir yra pateisinamas tas dalykas, bet, nu, žinai. Ne, aš tai sakau, būčiau... Vėlgi priklausytų. Jeigu įsimestų iš šono ir tada išbėgi ant trajeko ir išmeti į trajeką, žinai. Bet kai tu varai smeti tą trajeką, ten nieks net nekovoja to kamulio, nu tai biški toks nelogiškas mano sprendimas. Nu bet čia jo reikalas, žinai. Ne, tai taip. Taip, išjungiau. Jis nieko nemetė gal tų trajekų. Davis Bertans. Metis iš 6 iš 13 pataikė. Tai jam, žinai, aš dėl to ir sakau, kad aš tas rungtynes atsimenu, kad jisai... Tai realiai buvo 13% ir tą metę. Taip, žinai. Ir jisai tikrai buvo užsikūręs, žinai, karštas. Tai, nu, nepataikytų super jėga, žinai, bet, nu, yra kaip yra, dabar jau čia post factum, žinai, mums lengva šnekėti. Bet jisai jau, žinai, jisai net nebežiūrėjo, kaip jisai, kaip nebeikina, tai jisai pats jau jautė, žinai, kad neįkris. Jisai iškart nusisuko, Maikė ant akių, žinai, šitaip ir viskas. Jau jam viskas ašaros ir viso. Bet vis tiek, nu, Latvijai pirmas pasaulio čempionatas. 5 vieta. Įveiktos išeitai iš tokios grupės. Prancūzija, Ispanija. Nugalėjai Europos čempionus ir man atrodo pasaulio čempionus. Jo, Ispanai buvo pasaulio čempionai. Prancūzus, nu, ko tu gali daugiau prašyti? Lietuva, blėt, sutripėm beveik 40 taškų. Nu, tai žinai. Ir, nu ką, o dėl Vokietijos, tai sakau, aš labai džiaugiuosi, kad vokiečiai laimėjo nuo pat pradžių. Aš ir serbus palaikiau ir tos palaikiau, tai būtų labiau norėjau, kad vokiečiai ir laimėjo, bet jeigu ir serbai būtų laimėję, irgi džiaugiaučiau. Iš esmės tas pasaulio čempionatas tikrai labai įdomiai susižiūrėjo, ypač jau nuo top 8, žinai, kur jau tos komandos biškai kitokios. Ne, visi šiaip varžybos visas įdomus, ir ten Dominika kaip žaidė ir visi ten, žinai. Ne, aš kalbu apie tą patį finalinį, žinai, pačią finalinę sceną, tas top 8, jau kai liko tos išsiryškinusios komandos, žinai, ir visi grai iš esmės buvo geri. Ir tas čempionatas, manau, tikrai nusisekęs ir negali daugiau nieko prašyti, kai tu turi tokius 2 finalus. Žinai, kur tu net neįsivaizduoji, žinai. Tai neįsivaizduoji, žinai, kas gali laimėti. Kaip anksčiau būdavo, žinai, kaip tu sakei, Amerika prieš Turkiją, žinai, ir tu žinai, kad ten bus minus 50. Tai visadagi tai būdavo ir Amerika, kas ten žaidė Ispaniją, po to prieš kažką. Amerika, Turkija, ten 2-6, 2-4 gal, dabar nepamenu. Po to, kas ten dar buvo tie. Neprisimenu, dabar reikia pasižiūrėti, bet... Tai Ispanija prieš kažką irgi žaidė, ten +5 +6 sunešiojo finale. Po to tie... su Argentina jie žaidė. Ispanija, Argentina, tai ten +5 gal buvo, tai ten žiūrėt. Nu, bet tada žaidė ir tie Gazoliai liktais, kas ten dar Hernando. Nu, tai taip, žinai, bet... Jo, tai ką aš norėjau, žinai, pasakyti, kad tas čempionatas, nu, buvo įspūdingas. Ir dabar viskas, pagaliau pasibaigė tos visos kulminacijos. Grįšim labiau. Greit labai pasibaigėm. Greit, tai aišku, kad greit. Ilgiau pažaisti. Grįšim dabar biški pailsėsim, kiek čia savaitėlę laiko poilsio dabar. Iki naujo LKL sezono, dabar man atrodo Žalgiris su Gargždai žaidžia 6 sekmadienį, ne? Ir šeštadienį žaidžia. Ir šeštadienį kažkas žaidžia, tai ten 4 rungtynės bus. Nevėjas. Nu, nesvarbu, bet, žodžiu, startuoja LKL sezonas, ne už kalnų Eurolygos sezonas, tai
pradėsim jau lįst labiau į mum artimesnius dalykus, artimesnės komandas, Eurolyga, LKL'as. Eurolyga, kada pirmas grajus kažkoks. Dabar mačiau draugišką Žalgiris likti. Jo, bet pats pirmas grajus matei, kas žaidžia? Olimpiakos su Panathinaikos. Bet kada pirmas grajus Eurolyga? Kad jie mačiau dar draugiškas kažkokias, ar jie jau žaidė? Tai žaidė draugiškas, dar žais važiuos su Turkija. Nu tai tas turnyrėlis, kur... Olimpiakos mačiau prieš tai. Tas sezonas bus prasidėjęs, tada jau važiuos. Nu, jie mačiau Olimpiakos, Žalgiris, Panathinaikos gal ir nežinau. Neprisimenu, dar 2 klubai kažkokie. Jo, tai prasidės sezonai, biški kipsim biški labiau į darbus, turėsim daugiau apie ką pašnekėti, daugiau rungtynių pasižiūrėti, dabar čia buvau užėjęs tą porą savaičių, kai per dieną reikėdavo pražiūrėti po 6 rungtynės, 8. Aš tai lauksiu. Stengtis viską suspėt. Žalgiris tie garždai ir žais kitą tą patį vakarą Vulsai Šiauliai. Vulsai įdomu kaip suėdės. Nu, 16 dieną Jonava Nevėžis ir Neptūnas Lietkabilis. Irgi įdomus. Tai čia Sirvydis. Jo. Na tai va, turėsim įdomų savaitgalį ir... Ir Rytas pirmadienį žais su Pasvaliu. Irgi žiūrės. Jau trinu rankom, labai noriu pamatyti tos naujus žaidėjus, kaip juda ir pats Velička ir visi kiti ten, žinai. Tai dabar turėtas draugiškas, bet to dabar man atrodo... Ne, tas draugiškas, tai ten, žinai, ten į vieną kasą įvarė. Tai dabargi buvo tas finalas, tas jų taurės kažkokios. Ir va, prieš 20, tai Rytas laimi prieš Lietkabelį 51-32. Dabar čia žaidžia? Aha. Ten tą finalą kažkokį. Tai... Nu, man šiaip įdomu, kaip ir Pleikys atrodys ir visi tie naujokai, Eridži Kaulai, Velička, Gorhamas, tas pats. Naujokų pilna, įdomu kaip judės, aišku. Visi įdomu. Įdomiausias grajus, tai aišku, Žalgiris, Rytas ir Rytas Vulfsai. Įdomu, matyti. Aš labai laukiu basketo Lakers ir Los starto. Angeles. Labai laukiu basketo starto. Kieno? Basketo. Irgi įdomu. Mažeik. Nu, tai supratau. Bet čia kažkoks naujas rėmėjas, mačiau. Mačiau, kad ten kažkaip Mažeikių M-basket. Kas toksai? Deal mode kažkas. Deal mode, ne? Nu, jo. Sudėlino mode. Mačiau, kad ten kažkas tokio. Gerai. Labai gerai. Šiaip įdomu, jo. Labai. Tai lauksim tų rungtynių tada pradžios. Startuosim su Eurolyga, LKL. Jungsim transliacijas, stebėsim, aptarsim. Dar stebėsim, žinai, ką tokio Arvydą Šikšnį, nes mačiau grįžta į varžybas, jisai, ta prasme, į komandą. NKL žais, bet vis tiek 2 metus nežaidęs. Su pilvuku, kaip lakstysis, įdomu. Man prasidės teisėjimo sezonas, tai irgi bus galima. Pažiūrėt, gal išlysi man irgi kažkada pašvilp tau. Ir bus matyta, ne? Aš tau pašvilpsiu. Ir mes ką, susitiksim jau tada po pirmų LKL rungtynių, a ne? Jo. Pasižiūrėsim, kaip čia startuoja 31 sezonas LKL su nauju kamuoliu. Ir koks logotipas? Logotipas. Ko? Tai, žinai, jau tau, bet kalbant. Ai, nu tai gal ir bus, ir gal daina bus nauja, ta, žinai, kažkokia tai. Jau būtų laikas atsinaujinti. Logotipą? Ne, daina. Tai daina tik neseniai, praeitų metų lyg tai buvo. A ne? Na. Ir lašas prisigalvojęs. Ne, daina tai gerai. Gerai, užteks pliurpt, pasimatysim kitą savaitę.